Tai mes dabar buvome čia šitam parke ir tikrai daug geriau negu bet kitur. Tai yra tikras sportas, visas šlapės, bet tikrai apsimoka. Ir tai kaip tau? Tai va, tai kaip ir sakiau, sėkmės principai. Tai va, šokinėjau, čia aš bandžiau tą salto, paprašiau žiūriu, kuris gerai tikrai varo. Sakau, parodyk, kaip man salto, pažiūrėk mane, ką aš darau. Tik pataisė iš karto. Tik pataisė mane ten, kur sako, ir taip toliau čiukšt pirmyn, čiukšt atgal. Nu, atgal netobulai dar biškai, bet pradžioj tai tikrai atsistoji normaliai visą kitą. Pamatysit video, tai ką reiškia 5 minutės ir tu iš karto salto, kaip prieš tai pusę valandos droži. Tai štai kokie turi būti sėkmės principai. Dėl to aš mokausi iš geriausių, tik tai iš geriausių, kas jau moka, kas žino kaip pamokyti. Svarbiausia, žino kaip pamokyti. Ir taip pat kitiems žmonėms padedu, kuriuos aš žinau principus, pertik noriu, ar tai mano pamatyti, sužinoti, ar tai kažkaip kitaip iš kitų perduoti, iš kitų geriausių. Tai svarbiausia, principai. Ir viskas, nepil. Ei, taigi nepil. Viskas, iki. Viewer discretion is advised. Labas, Ramūnas atmerk akis. 15 diena. Šiandien pirmadienis ir tokia viena iš tų dienų, kai atrodo nieko nesinori. Atrodo, kad viskas ne kad blogai, bet tiesiog kažkaip ne taip. Ir dabar vaikštau. Čia netgi yra, nesimatys čia, neris. Vaikštau ir tai tokia viena mintis man visą laiką kyla galvoje, kad jeigu aš atsiduriu tam tikroje situacijoje gyvenime, tai dėl to, kad aš joje pats atsidūriau ir pas save pastačiau. Ir ne ta linkme, kad aš kažką ten netai padariau ir taip toliau, ar ten netyčia padariau, bet aš gal net nesąmoningai, bet tai yra mano kelias, tai ko man reikia, tai ko aš noriu išmokti ir aš turiu per tai perlipti ir dėl to aš turiu į tą situaciją pats susikurti vos ne tą situaciją, kad tam tikras pamokas išmokčiau, kad tam tikrus dalykus, kurių man reikia, kad aš kažko pasiekčiau. Ir vienas iš jų tai yra tas būtent, kur pastatymas save į tokią poziciją, kur tu neturi jokio saugumo, turiu omeny, kad nei darbo kažkokio tai tokio, neini kažkur darbą, nei ofise, nei dar kažkur, esi pats savo šeimininkas ir taip pat, sakykime, savo produktus, paslaugas pardavinėjai, bet taip pat ir kad turi turėti kryptį. Ir, pavyzdžiui, kas man išaiškėja iš visų šitų dienų ir dabar, ypač šiandien, tai kad kai aš neturiu tokio aiškaus tikslo, ką aš turiu daryti, arba ką aš noriu daryti, arba kur aš einu, kokia linkme ir kas toliau bus, visą tai maždaug, darom, žiūrim, kas išeis ir taip toliau, tada tik tai, bet nėra to tokio grandiozinio tikslo, to tikslo, kur žinai, kad eini link to, tada toks gaunasi betikslis vos negyvenimas. Tik esmė, manau, yra tame, kad kai mes visą gyvenimą esame pripratę, aš bent jau visą gyvenimą esu pripratęs būtent tą ir parduotas tas nesąmonė man, kad vis kažko laukti rytojus, vakare kažkas bus ir visą laiką nusistatyti savo mintis į kažką, kas turės būti ir dėl to, kaip aš jaučiuosi dabar, gaunasi, kad tas gyvenimas yra betikslis, kai neturi, kai tiesiog ir iš tikrųjų, kas gaunasi, kad negaliu realiai, taip, ne tai, kad negaliu, bet sunku yra būtent džiaugtis tom dabartiniam akimirkom, sunku džiaugtis tuo, kas dabar yra, atseit, jeigu kažkaip tai nėra tai susijęs su ateitim arba geresniu gyvenimu, ne kažkokiu tai, arba tikslų pasiekimu. Tai tas matau, kad yra ir čia viena iš pamokų, tai yra mokytis, kad ir kas bebūtų, kad ir kas kokia situacija yra, mokytis tiesiog atsipalaiduoti ir kad ir kokia nuotaika yra ją priimti kaip natūralią, kad netokia ir turi būti. Ir tiesiog paleisti tą kažkokią tai bandymą kažką išrauti, ištraukti, išgimdyti geriau negu šioje situacijoje yra.
Taip pat šiandien, ką mes dar perėjom vėlgi per ką šiandien turim padaryti, kokie tikslai. Ir vėlgi visą tai vėl atsilaisvinti viską, kad galėtume koncentruotis į tai, kas svarbiausia. Tai yra, kas neša pinigus, kas neša verslą ir kam, jeigu ant to koncentruojamės ar apsimoka ar ne. Kažkaip kaip aš galbūt pats to atsakomybės neturėjau tam, tai visą laiką toks buvo pro šalis pražiūrima, kad ar tai, ką aš dabar darau, yra vertinga. Ar tai kažkaip sukurs vertę man, kitiems, mano šeimai ir taip toliau. Bet kai yra žmonės kiti, prieš kuriuos atsakingas ir kuriems ir turi sumokėti ir taip toliau, tada kažkaip tai tas vėl atsiranda, kad hei, pala, ką aš čia darau dabar, taip kaip tai man padės, kaip tai padės mums už tai dirbti žmonėm ir taip toliau, toks atsakingumas ateina. Ir taip pat šiandien vakare eisiu į Sky Parką šokinėti, tai toks kalnas į trečiadienį, penktadienį, kada in Kung Fu treniruotės, pirmadienį nutariau padaryti tokį būtent grinai irgi pasportuoti ir prasilavinti. Šiaip esu girdėjęs, kad batutai ir šokinėjimas yra labai labai sveika, gerai. Nežinau kodėl, bet tiesiog, kad galbūt lengvesnis pasidarai, galbūt visos mintys susikrato galvoje ar kažkas tokio, smegenys biškį pasipurto. Tai tą šiandien darysiu. Taip pat teko keliems žmonėms paskambinti. Skambinu tokiam vyresniam žmogui, beveik netoli 50, ir jisai užsiema tam tikrais ten stalažais. Užsiema, jeigu klausai beje, tai ačiū, kad skiri man laiko. Bet irgi vienas dalykas, ką supratau, tai kad tokie paprasti dalykai, netgi kompanija turint vis dar iš seno ateina tas sumastymas maždaug, jeigu mano čia yra produktai, prekės, aprašymai ir taip toliau, tai jeigu žmogus nori atsėti, tai yra štai yra informacija, kontaktai, kreipkis pas mus. Bet jeigu žmogus skambina, tu realiai nežinai, kokį produktą jis žiūrė, nežinai, kas jam svarbu. Tai geriau ir logiška padaryti tada šalia tų produktų kiekvieno, kad žmogus galėtų automatiškai arba bandytų užsisakyti, kur nebūtinai reiškia pirkti internetu, bet bent jau duomenys duotų ir žinotum, kad tiksliai būtent tas produktas buvo, ar bent jau, kad susisiektų informacija. Tai ta prasme iš bet kurios pusės žiūrint, kad žinotume tiksliai, kur žmogus atėjo, ko jis norėjo ir apie kurį dalyką informacijos pasiekti. Ir gali būti, kad jeigu bus jam įdomu, padėsiu būtent susitvarkymu. Ir aišku, jokių, kiek pastebi, tai Google AdWords labai mažai kas naudoja, Facebooką reklamą mažai. Ta prasme, realiai labai mažai žmonių naudoja reklamą ir efektyvią reklamą. Ir ne tai, kad tik reklamą viskas gerai, kad naudoja, bet antras puslapį, kur veda, jie iš karto veda į produktą, į aprašymą produkto ir taip toliau, užuot vedę į informaciją kažkokią. Tai, nes jeigu žmogus produkto nežino, jam apie produktą nieko to nepadeda aprašymas, jam turi būti informacija, kuri, sakykime, padės kažką. Tai kaip pavyzdys, kad ir tie stalažai, jeigu stalažus veža, tai, sakykime, vis tiek kažkokia turi būti informacija, tai yra, kas man įdomu būtų, jeigu aš stalažą norėčiau pirkti, tai turbūt kokio svorio ir taip toliau, video turėtų būti aprašymas, parodymas, ką galima dėti, kur galima, kaip įstatyti ir taip toliau. Tokie, realūs gyvenimo pavyzdžiai turėtų būti, kaip visas tas panaudojimas turi būti to įrankio, visoje toje aplinkoje, kur žmogus įstatys tą stalažą. Tai iš tos pusės irgi daug žmonių, matau, to nedaro. Tai kai skambini ir visą laiką reikėjams tą įsiklausai tiesiog ir pamiršti, bet tos mintys, kai pas juos neegzistuoja, visą tai matosi labai puslapiuose, visą tai matosi jų reklamoje ir taip toliau. Kas dar čia šiandienai? Jo, tai vienas iš tų tikslų dabar, ką svarbiausia padaryti, tai yra padaryti puslapius ir reklamą vėl paleisti, o puslapiai tai vėlgi reikės testuoti, darysim su Reanimation angliškais ir tiesiog vėlgi yra tiesiog paprasčiausias ieškojimas klientų, siūlantiems ne iš karto paslaugą, bet siūlantiems kažkokią informaciją. Tai jeigu ten, sakykime, aš noriu pardavinėti animaciją, tai kodėl jie animaciją nori pirkti? Dėl to, kad jie nori pardavimų daugiau arba klientų. Tai tada iš karto mano žinutė ir bus, kad reklamuosiu aš ne animaciją, reklamuosiu ten 3 būdai, kaip gauti naujų klientų, arba
štai šis būdas, kuris generuoja naujus klientus arba padeda parduoti ir taip toliau. Ateina žmogus, susiregistruoja ir tada realiai tu jau gali pristatyti ir animaciją ir skambyti jam, jeigu jis užpildė anketą, kad kalbėti gerai, kokiu klientu ir taip toliau. Ir tada tik tai rekomenduoji video, užuot iš karto tipo video. Tai prasme, kad koncentruojasi į tai, kas svarbu. Viena labai gera pamoka iš Russello tų video medžiagų. Kažkuris ten, neatsimenu, irgi sakė garsus kažkoks marketingistas, kad sako, jeigu žmonės, dabar pabandysiu atsiminti, bet jeigu ką, tai vis tiek parašysiu kažkur tai, kad jeigu žmonės žino apie produktą, tu reklamuoji produktą. Jeigu žmonės turi troškimą kažkokį, tai tu reklamuoji troškimą. O jeigu žmonės nori, troškimą galvoju, jeigu turi problemą, tu reklamuoji problemą arba sprendimą problemai. Tai dar, kad pasitikslinsiu tiksliau, kad paieškoti ir parašysiu apačioje, bet va, iš tos pusės, kad ką tu turi reklamuoti ir ką tu turi taikytis, užuot koncentravęs į savo produktą, paslaugą ir ką tu nori parduoti. Tai yra, jeigu žmogus žino produkto, tai tu reklamuoji produktą, bet jeigu jis nežino, tai dažniausiai bus arba jo troškimas, nori daugiau pinigų, nori ten liekniau, sudėknėti, nori numest svorio, nori dar kažką, nori sveikai maitintis, nori geriau jaustis. Taip, nors ten gali būti ir vitaminai, ir papildai, ir sveikas maistas ir taip toliau, bet mes reklamuojame tą, ką jisai nori, užuot ką mes galvojame, kad reikia daryti. Tai va, šiandien tokia diena, sakau, energijos vis mažai. Beje, dar vienas dalykas, tai aš jau nuo Velykų nevalgau, anksčiau valgiau, kaip buvau mėsaėdis, bet dabar nusprendžiu tiesiog pažiūrėti, kaip aš jausiuosi be mėsos. Ir aš nuo Velykų šiaip nevalgiau visiškai mėsos, baigiau prieš Velykas, baigiau mėsą valgyti ir nuo to laiko nevalgiau. Šiaip tai buvo labai ir silpna ir keista, turbūt organizmas tiek pripratęs prie tokio, sakykime, užkištas būti ir dirbti ir taip toliau. Ir čia praeitą penktadienį šį su Neringa, kažkaip Neringa ten važiavo į naktinį tą shoppingą ir sakau, davai į Subway užeinam. Ir iš Subway aš norėjau iš tikro paimti vegetarišką sumuštinį. Bet Neringa kažkaip užsinorėjo visų vištieną, sako, aš noriu. Aš galvoju, kad paimsiu vieną tą ilgą ir tada, žodžiu. Ir tokia įdomi mintis gavosi, kad kai aš jau paėmiau tą, kai pradėjau valgyti, ir maždaug, kai jau po mėnesio, čia gaunas daug, netgi kaip mėnesis, maždaug kai užkandau, sakykime, mėsos, ir tokia iš karto mintis, tai jeigu dabar paėmiau, jeigu dabar kažkaip užvalgiau, tai kitą kartą irgi galiu, toks iš karto toks persimušimas maždaug, kad tai jeigu dabar padariau, tai tiek to jau galima jau ir taip toliau, ir tas, pajaučiau, kaip iš karto norisi nusimušti nuo to tikslo, kurį turi, arba tiesiog to gyvenimo būdo. Ir iš karto, tai čia, Tai va tas labai svarbu, kad vėlgi, jeigu tik tai pradedi, aš manau, kad daugelis žmonių turbūt, ar nežinau, parašykit, ar bandė mesti rūkyti, ar sportuoti, ar dar ką nors darė, jeigu kažko nepadarot. Ir maždaug, šį kartą, kaip sakyt, šį kartą tiesiog taip prasimuilinsiu, arba šį kartą tiesiog to nedarysiu. Ir iš karto gaunasi, kad, čia nežinau, ar vėjas gal vėjas taip. Ir iš karto toks gaunasi, taip toliau ir maždaug, kad pasiduodu ir taip toliau. Tai va, irgi tas svarbu, bet vėlgi atsigavau link to pačio, vėl toliau einu, tą pamačiau. Pamoką jau dabar žinosiu, bent jau bandysiu atsiminti kitą kartą. Bet dabar liko tik kitas dalykas, tai yra sumažinti cukraus kiekį ir valgymą vakarais. Bet vėlgi tas, kai tik apsisprendi, jokio net nėra tų pastangų, jokių tiesiog apsisprendi ir įsivaizduoji, kad nėra kitaip. Taip prasme, kad negali būti kitaip, nes jeigu galvoji, kad aš dabar mesiu arba aš bandysiu ar dar kažką, tai tu vis dar mastai tuo senų protų užuot naujų protų. Tai vat, tokie iš tikro pastebėjimai irgi labai įdomus vyksta kiekvieną dieną ir gyveni ir mokaisi. Tai šios dienos dar pamatysit video, bus šiek tiek turbūt iš Sky Parko. Čia vėja daug labai. Bet ką jūs galite parašyti, tai parašykite komentaruose, ką vieną dalyką jūs esate tiesiog nusprendę arba tiesiog pasiryžot ir daugiau to nedarot. Ar tai būtų rūkymas, ar tai būtų valgys, ar tai būtų, nežinau, kažkas, tai nežiūrėsiu televizorius, nežiūrėsiu, neklausysiu radijos, ar kiekvieną dieną rašysiu ten kažką, kad ir kas tai bebūtų. Kas tai yra tas vienas dalykas, kurį jūs nusistatę, kad jūs
to nedarote. Tai va, o aš čia pasivaikščiojimą baigiu, einu dabar baiginėsiu tam tikrus darbelius ir lėksim į Sky Parką tiesiog prasimankštinti ir aktyviai praleisti laiką. Tai tiek, ačiū, kad esate ir iki, komentaruose nepamirškite parašyti. Iki.